Šarai. Tai tu sudėkit dar tada tą. Pažiūrėkit, kaip tu šitais. O, Šaras filmuoja. Pažiūrėk, Kamilę nufilmuok, žiūrėk. Žiūrėk, prašau. Žiūrėk. Ką jis filmuoja? Jam čia ne visas. Priet. Kas žiūrės paskui? Ai, ir tu filmą filmuoji. Gerai. Šarai. Šaras, čia senas mūsų draugelis. Iš tikrųjų, tai mes jau viską suprantam, daugmaž ką jisai nori pasakyti. Su vėliavom apsikarstęs važinėja, žinai, kartais iš visų kalėdų eglutė panašus tas vežimas pasidaro. Ne, iš tikrųjų, be Šaro Monsiškės nebūtų Monsiškės. Šarai, tu jau vidurinę baigei, ar ne, man atrodo? Ar ne? Ir dabar aukštoji mokaisi? Dar ne? O kodėl? Kainuoja daug. Nieko. Padarysim vėl akcijų vairuotojai, ar ne? Šaro mokslai vadinsis dabar, ne Šaro ratai. O kur va? Lipdukas netgi turim užsikabinti. Šaro ratai. Viskas. Važinėk, iškrauk. Parodyk, kad blogai rodykiu. Tada pamatosim, kiek voltų. Gerai? Davai. Mano išmanusis sakinys. Paskui galėsim mano gimterį perduoti. Visko yra. O, žiūrėk, jau kaminiukas čia. Kas? O, Šaras. Labas, Šarai. Tiesų, jis labai dažnai čia atvažiuoja. Jis atvažinėja iš tikrųjų visur. Portugalija, Kalifornija, ten kitur, visur. Jam tai žiauriai buvo smagu, kai jie aprengė Vidriakų. O jie aprengė Vidriakų? Jo, vieną kartą jie aprengė Vidriakų ir čia paskui fotkino jį, žinai. Tai jis toks laimingas buvo iš viso, labai. Bet tai ne tai buvo, kad žaidimas, tiesiog jam malonumą, jam taip jisai iš viso viskas, kas susijęs su tuo kaitavimu, buriavimu, jam labai... Matosi, kad jis vėja galvis yra iš tikrųjų. Jo, toks labai jį veža. Šarai. Slaptasis agentas, Šarai. Ai, žiūrėk. Kodėl tai filmuoja? Nežinau, paslaptis visas. Man atrodo, Šaras irgi daro patinka rodyti. Man nežinau, nėra ką man patinka, aš tiesiog noriu išmokti. O, čia porą metų, man atrodo, netgi rinko babkės, nes Šaras pastojo, kad kitur būdavo. Ir turėjo tokį seną vežimėlį. Always fails. Ten vos važiuodavo, per kopas vos pervažiuodavo tą takelį. Ir 2 metus kažkur rinkom naujam vežimėlį jam, ten 20 kelias štukas. Ir surinkom ir nupirkom naują vežimėlį jam, tai dabar laimingas raskas. Jo, ko tik nedarėm ir per varžybas aukas nešė, žinai. Ir lipdukus pardavinėjom, ir Šaras stovėjo, žinai, kaip biednai rodstvinik ten pasiėmė skardinę pinigėlių į meskį. Nu, žmogui reikėjo ratų.